49 Kauno miesto vidurinė mokykla, fizikos mokytojas, kuris ištempė tik 1 metus tą naštą Fizikuoti. Va, bet mes turėjom labai šaunų direktorių amžinatilsį jau, kuris labai palaikė saviveiklą ir jis man sakė, Brokai, sako, aš žinau, kad tu nepadirbsi ilgai to mokytoju, bet aš tau siūlau kitą veiklą. O tą veiklą aš jau buvau jam nežinant pradėjęs. Tai yra diskotekos, tai yra, aš sukūriau, tuo metu dar mes turėjom grupę, kuri vadinasi Saulės vaikai, jo ir Irma buvo, ir dar keletas kitų atlikėjų. Nu, ten vienu metu buvo 15 žmonių, vienu žodžiu. Tai va, nuo to ir prasidėjo viskas. O aš tokia, žinai, laputaitė, 11 klasėje, galvoju, kokia šios uniforma, tos diskotekos uniforma. Aš skelbimas į diskoteką, laisvą aprangą ir apačioj direktorius. Ir ant skelbimų lentos, bam, užklijuoju. Ai, bet čia ne direktorius, čia Irma. Direktorius pasikviečia mane ant raudono kilimėlio ir mutė. Nu, žinai, maždaug, duok ataskaitą, kaip čia, ką, kodėl.